Šiandien lankotės Raseiniuose ir koks jūsų apsilankimo tikslas? Skelbiam Raseiniam džiugią žinią, socialinis projektas Nebūk naivus kelyje tęsia savo pradėtus darbus Raseinių mieste. Turime naują komandą, turime vadovą Džiugą, turime Agnę, kuri padės vadovauti Džiugui, turime naują formuojamą savanorių komandą, kuri skelbs mūsų projekto žinią ir taps ambasadoriais. Galime džiaugtis ir bibliotekos palaikymu, ir ką tik vykusios susitikimo su vicemerė socialinio projekto palaikymu. Tai aš manau, kad socialinis projektas Nebūk naivus kelyje pradės veiklas sąmoningai ir to gali džiaugtis visas miestas. Kokios veiklos planuojamas Raseiniuose artimiausiu metu? Visų pirma, suformuoti galutinai savanorių komandą, tada juos apmokyti, o jau rugpjūčio gale pakviesti visus miestelienus, visą Raseinių apskritį į mūsų organizuojamą renginį Susipažink su socialiniu projektu.